Mano vardas Barbora, aš esu šeštokė, būsiu septintokė. Turiu klausos aparatus abiejose ausyse. Gimiau kur čia, bet dabar galiu girdėti, kalbėti, mąstyti. Lankau fortepijoną ir šoku baletą. Ir man muzika reiškia labai daug, man yra labai svarbi, mane visada jie atpalaiduoja. Nebekalbėsiu apie ašaras, apie skausmą, pyktį, kaltę, kad kažko pats nepadarėjai. Supratai, kad tavo vaikas negirdėjo ir niekada negirdės be klausos aparatų pagalbos. Veikia? Paklausysim garselį. Kokį garselį sako? Bet paskui supratau, kad čia yra tiesiog priėmimo laikas. Tu turi priimti ir gyventi lyg niekur nieko. Jinai tiesiog išgirdo aplinką. Jinai negirdėjo, sakykime, kas mums dabar yra įprasta automobilyje. Labiausiai mano klausai išvystė mano šeima pirmoje vietoje, nes jie tikrai labai dėjo daug pastangų, stengiasi ir mylėjo mane. Visokie mokytojai papildomi, visokie logopedai, jie irgi labai stengiasi. Dirbom daug namuose, gavom daug patarimų iš surdo pedagogo, tai iš tikrųjų buvo nuolatinis ilgas darbas ir pirmus metus mes tiesiog arėm ir bandėm atsigriebti už prarastą laiką. Gana greitai atradau bendriją Pagava, kuri buvo ir yra išsigelbėjimas. Kai susipažinau su Rima, su bendrijos vadovė, iškart Rima pasakė, nes jauniai tavo vaikas kalbės, tik reikės daugiau darbo. Taip ir yra. Smiltei dabar 4 metai ir jinai kalba, tik dabar drovisi. Galia gyventi man galvoju, kad tai yra kaip Dievo dovana, kad aš galiu gyventi, kad mano negalia, mano kažkoks išskirtinumas netrukdo kažko pasiekti ir kažką daryti ir aš kad galiu gyventi kaip kitas žmogus. Tik tai gal kažkaip kitaip. Man padeda tikėjimas ir nemirštanti viltis, kad viskas bus gerai. Ir nors yra įvairiausių prognozių dėl Smiltės ateities, kadangi, kaip ir minėjau, turi gretutinių problemų su ausim, bet aš neprarandu vilties ir tikiu, kad viskas išsispręs. Atrodo, kad taip ir būt negali. Tai jos negali iš tikrųjų yra galia. Jinai turi beje puikią muzikinę klausą.